Labas vakaras, mėly žaidėjai. Na štai, įpusėjo savaitė, trečiadienis ir atėjo trečiadienio vakaras. O ką mes darom trečiadieniais vakarais per BTV, ogi atsakinėjame į klausimus taip arba ne. Kažkas laimi, kažkas dėja pralaimi, bet toks jau žaidimas. Taigi, taip ir ne. Šiandieną pirmajame pusfinalyje dvi ryžtingai nusiteikusios poros. Pirmoji pateko į mūsų žaidimą atsakiusi į atrankinį klausimą www.btv.lt. Tai Aretas Šimelis ir Šarūnas Aleckūnas. Labas vakaras. Trumpai susipažinkime, iš kur atvykot? Iš Kauno. Kaip toli, 100 kilometrų ir jūs jau čia. Ką veikėt, kuo užsiimat, dirbat, poilsiaujat? Dirbu vadybininku, AD Baltic. Vadybininkai. Ir kaip sekasi, krizė baigėsi? Ar nebuvo užsukusi? Pas mus nebuvo, galim sakyti. Na tai vat, nors vienas žmogus, kuris myli kubilių. O jūs, kolega? Irgi iš Kauno. Irgi iš Kauno. Taigi Kaunas, nežinau, prieš ką žaisit, o ką ten Kaune veikėt? Darbininkas. Puiku. Na štai tokia ryžtinga, nusiteikusi vyriška pora. Ir jūs šiandieną mėgins įveikti pora, kuri pateko į mūsų žaidimą iš atrankinio turo mūsų puikaus draugo radio stotis Lietus. Kiekvieną darbo dieną nuo 2 iki 5 po pietų ant kalno mūrai Marius Berenis ir Jonas Radzevičius štai renka tokius šaunius mūsų žaidėjus. Tai Valius Venckus ir Eimantas Tukačiauskas. Na, pradėsim nuo jaunojo Eimanto. Neseniai žaidėte ir visai neblogai su mokytoja, tiesa? Taip, pralašėm prieš Inkevičius. Pralaimėjot, tiksliau jiems. Tai ryžto, kiek suprantu, tas pralaimėjimas nenumalšino. Žaisti ir laimėti. O kas sakė, draugai, pažįstami kolegos? Niekas sakė, kaip gerai pasirodžiau gan. Na, puiku. Aš manau, kad čia auga jaunųjų mūsų žaidėjų karta, kuri bus dar po gerą pusmečio, matyt, visiems pažįstama iki kraujo. Ir Valius Venckus, jis jau žaidęs daug kartų ir daug laimėjęs ir matyt nori tą sėkmę susigražinti. Turėjau stiprų polininką savo laiku, Jurkevičių Saulių. Su Sauliumi Jurkevičiu mes žaidęs ir laimėjo daug pinigų ir dalindavotės prizus ir pinigus. Gerai. Na, šiandieną tikiuosi, kad turėsit ką dalintis, o dabar, matyt, reikia palinkėti jums sėkmės, tikiuosi publika jūs padrasins ir mes pradėsime mūsų pirmąjį pusfinalį. Prieš pristatydamas prizą, matyt, turėčiau atsakyti į klausimą, kuris labiausiai jūs domina. Tai yra, kokiagi šio žaidimo tema. O jinai iš tiesų labai paprasta, nors, kaip pažvelgsi, gali būti ir labai sudėtinga. Šiandieną visi atsakymai bus sudurtiniai žodžiai. Bet, kas palengvins jums, dalia tik lietuviški. Lietuviški sudurtiniai žodžiai. Jokių tarptautinių nebus. Taigi, nežinau, čia sunku ar lengva, padėjom ar apsunkinom, bet laikas pradėti. Pirmojo pusfinalio, pirmojo raundo prizas. Vichy veido odos priežiūros priemonių rinkinys. Stangresnė oda, spinduliuojanti jaunystę. Gerai, linkime laimėti visų pirma tašką, po to prizą. Baltieji pradeda, Aretas ir Šarūnas. Tema, priminsiu, sudurtiniai žodžiai, bet tik lietuviški. Ir labai įdomus klausimas. Profesija. Prašau. Su statybom susiję? Su statybom nesusiję. Ne. Ar susiję su židiniu kažkaip? Su židiniu. Nu, su Su kaminu. Su židiniu, su kaminu, profesija susijusi. Taip. Gal kaminkretys? Čia jau spėjot? Taip, aš spėjau. Aš manau, kad jūsų kolegos vėl galės padrasinti ir pagirti už puikų žaidimą. Taip, tai kaminkretys! Bravo! Na, Eimantai tikrai spaudžiu dešinę, šaunuolis. Ir netgi jūsų labiau patyręs kolega, matyt, pelnytai jums paspaudė ranką, pasveikino. Šis taškas jūsų.
1-0 pirmaujat ir pradėsite antrąjį raundą. Linkiu sėkmės. Jums taip pat. Na, įdomu, kaip dabar seksis su antruoju klausimu, bet prieš jums pradedant, norėčiau taip pat pristatyti dar vieną antrojo raundo prizą. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Susikaupę, aš matau, Valius ir Eimantas. Galit vienu įpu žengti tiesiai į finalą. Bet aš manau, kad baltieji nelinkė taip nusileisti, nes tik vieną kartą gavo paklausti ir toliau jau nuvažiavo sėkmės traukinys link juodojo stalo. Sporto šaka. Ar olimpinė? Taip, olimpinė sporto šaka. Daug ten jų yra, daug dėmenų, sudurtinių žodžių. Su vandeniu susijus. Su vandeniu? Palauk, neskubėk. Na, jau paklausta. Paklausit iš dainos iš... Pridėti dar toliau prie šito sakinio galima? Na, pamėginkit, pridėkit, jau patikslinkit tiek to. Su vandeniu susiję ir mėtomas kamuolys? Taip. Vandensvidis? Čia jūs spėjat? Ar... Taip. O jūs kas įgaliojo? Vyresnis. Ai, vyresnis. Jūs linkęs klausyti. O kiek metų vyresnis, kolega? Kiek jums? 42. 42. O jums? 43. Tai tiek ir vyresnis. Taip, tai vandensvidis. 1-1. Jo. Atitiko kirvis kotą. 2 laikrodžiai pelnytai dabar baltajam stalui, kuris išlygina rezultatą. Na, poros verta viena kitos. Ir dabar labai daug kas bus pastatyta ant ruletės, tiksliau ant balto skaičiaus, o dar tiksliau ant balto gaubto. Jūs pradėsite, gal baltas gaubtas, jos spalva lems baltajam stalui sėkmę, nes tie, kurie atsakys į šį klausimą, tikrai keliaus į finalą. Trečias klausimas, baltas gaubtas, o dabar prieš tai prizas. Ajos šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai – rafinuotos skonio sintezė. Taip. Kažką turim. Na, kol kas kaip reaktyviniai lėktuvai kilot į dangų. Klausimas, klausimas, atsakymas. Klausimas, klausimas, atsakymas. Na ir kasgi čia yra? Prašau, jūs pirmieji klausėt. Tai įrankis gal vyno butelių atidaryti? Kas toksai? Vyno butelių atidaryti gal įrankis būtų? O čia jūsų suprantu jau tą... Ai, tai klausyti galima, ne? Klausti galima, kodėl? Galima. Na, tai, supratau irgi. Tai jau prasmingiausia veikla. Taip. O dažnai tenka Vyno šiaip negeriu visai. Visai? O tai iš kur dabar tokie klausimai? Taip, ant galo liežuvį, žiūrėjai. Ant galo liežuvę. Na, kartais liežuvis neapgauna. Taip. Taip? Atsakymas taip. Tai kamščiatraukis? Kamščiatraukis! Jo! Dar to nėra buvę. Pirmas geriausias. Kaip tavęs turėjau irgi. Dar to nėra buvę. Pirmas pusfinalis, 5 klausimai, 2-1, turim finalininkus. Jo, kamščiatraukis. Turėjote ir šitą variantą. Iš karto. Buvo numerį 1, būtume sakyti. Tikrai? Visi tokius. Aš nežinau, visi tokie. Kokie tokie? Kamščiatraukis pirks. Čia jūs turbūt galvojate, žiūrėdami į laidos klausimų galvotojus visus, kad būtinai kamščiatraukis tai jau turi būti. Na, ką darysi? Valius Venskus ir Eimantas Tukačiauskas. Šį kartą, sutikit, sėkmė buvo baltųjų stalo pusėje ir mums nieko kito nebelieka, kaip padėkoti jums už labai greitą žaidimą. Iš tiesų toksai blitz pirmasis pusfinalis. Eimantai,
radio stotis Lietus. Kiekvieną savaitę, darbo dieną, nuo 2 iki 5 sėdi ir žiūrėk po 4 žaidimų, mes vėl tave matysim. Tikrai linkime sėkmės, Valiau, dėja ir jums nepasisekė. Na, o ką? Kamščiatraukių specialistams palinkėsime sėkmės ir finale. Ačiū Jums. Ir antrasis mūsų taip ir ne žaidimo pusfinalis. Tikėsimės, nebus toksai reaktyvinis. Na štai antrasis pusfinalis ir aš manau, kad pagal tuos žmonės, kuriuos aš dabar Jums pristatysiu, galima garantuoti, kad žaidimas bus ne tik azartiškas, bet ir linksmas. Antrajam pusfinaliai prie Baltojo stalo žmonės, kurie atrenka savo klausimais žaidėjus iš Lietaus radio stoties. Abu du mūrai ir šį vakarą abu ne ant kalno, o prie stalo. Jonas Radzevičius ir Marijus Berenis. Sveiki atvykę. Tai mūsų, kaip jau supratot, mes kiekvienoje laidoje stengiamės pakviesti taip vadinamą VIP arba įžymybių porą. Šiandieną, mėlyjeji, jūs mūsų didžiausios įžymybės. Na tai... Vau! Šį vakarą jūs jau trečiasis, kuris mus pavadino pora, tai gan neįprasta. Gal tada sakysiu duetas. Radio duetas. Radio duetas. Taip. Tai sakė, nuveskim į studiją šią porą. Tai mes jau 6 metai. Gerai. Suprantu, kad šiek tiek yra jauduliukas, nes čia vis tiek kas kitą reikia atsakyti į klausimą, o ne tik radio stotyje Lietus uždavinėti. Pirmą kartą televiziją apskritai. Tikrai. Aš matau, kad toks nervas ir prakaitėlis muša. Ojei. Jonai, suprantu, kad pats irgi debiutuoja televizijoje. Iš tikrųjų, dar netokių žaidimų sudirbsim ir šitą. Na, aš tikiuosi, kad jums pavyks. Matyt, daugiau klausinėt, ką veikėt, ko užsiimat, jau nebeverta. Publika ir ypač žiūrovai prie televizorių ekranų jau laukia, nesulaukia. Jūs pirmieji klausit, bet prieš tai pristatysiu jūsų varžovus. Tai pora patekusi iš čia sėdinčių žiūrovų tarpo. Atsakė į atrankinius klausimus. Tai Edvardas Voroneckas ir Česlovas Zinkevičius. Sveiki atvykę. Sveiki. Ar nebaugina linksmieji atsipalaidavę mūrai nuo kalno? Aišku, kad baugina. Na, nėra ko abejot. Česlovas tikrai pažįstamas televizijos žiūrovams, žaidęs ne vieną kartą visuose žaidimuose ir matyt, kad dar trūksta. Taip. Tai manau, kad tikrai galite su Jonu susitarti, jisai gyvena ir tokį žaidimą, ten tiksliau loteriją ir jau čia galite susitarti po laidos. Prisiskambinti praktiškai neįmanoma. Jūs apie mūsų radio laidą. Taip. Taip. Tai mes jūs užblokavę dėl to. O Edvardas Voroneckas, ar jūs pirmą kartą? Taip ir ne pirmą kartą. Debiutuojat. Iš kur atvyko, susipažinkime trumpai, prisistatykit. Iš Vilniaus. Ką veikiat, studijuojat, mokotės, dirbat? Dirbu. Kur? Vilniaus miesto savivaldybė. Wow. Oi, tai jau jūs čia tarpusavį tarkitės. Čia ne į mane reikia. Supratau. Tai daugiau neklausinėsiu. Laikas pradėti. Aš priminsiu tik mūsų šio vakaro žaidimo temą. Visi atsakymai yra sudurtiniai žodžiai. Bet lietuviški. Tarptautinių dėmenų nėra. Ko tokiu? Aš vėliau paaiškinsiu. Tai aš jūsų laidą labai noriu pagirti, nes vėliau jau prasidės azartas. Vėliau mūsų išmesit. Kad iš tikrųjų jūsų laida legendinė, iš jūsų laidos atsirado ta populiariausia lietuviška frazė, kuris skamba ne, nu tai taip. Nu tai, supratau, tai aš jums taip ir atsakinėsiu. Ne, nu tai taip. Gerai. Taigi, kaip pavyzdį galiu pasakyti, pirmajam pusfinalėje buvo profesija kaminkrietys, sporto šaka vandensvidis ir po balto gaubtu buvo kamščiatraukis. Na, čia kaip ir iš dalies jūsų profesinis įrankis. Man vis dar aktualu, jums jau ne. Mažiau. Gerai, taigi, metas pradėti, jūs pirmieji klausėt ir antrojo pusfinalio pirmojo raundo prizas. Citrusept Organic. Didžiausia bioflavonoidų koncentracija turintis greipfrutų sėklų ekstrato lašai turbūt geriausia dovana šaltuoju sezonu. www.citrusept.lt. Ir noriu tiesiog palinkėti, kad tas pusfinalis antrasis nebūtų toks reaktyvinis, nes ten užteko bendroj sumoj 5 klausimų per 2 poras. Ir vieni, 2-1
ir laimėjo. Dar galima tartis tarpusavį. Be abejo, be abejo. Oi, tada čia ilgai trūks. Tai prašau, jūs pirmieji. Transporto priemonė. Mes pirmieji. Taip, jūs pirmieji klausėt. Ką? Jo, gerai, tu, klausk. Ar jūs kandidatuosit į Seimą? Mums tai gali padėti. Gali padėti. Na, aš turiu atsakyti taip. Ai, tai balsuosim, bet taip garsiai pasakyk, kad balsuosim. Čia jo. Klaus toliau. Ne, po vieną klausimą. Po vieną. Tai taip, jūs jau paklausėt. Dabar jūs klausėt. Ar ta transporto priemonė turi 2 ratus? Ne. Aš tada žinau. Ar yra gyvenime, dėl ko jūs gailitės? Tikrai, beje. Esminiai klausimai. Jeigu dar tokie 5 gailėsiuosi jūs pakvietęs, bet kol kas nesu. Paklausim, ar tai susijęs su automobiliu vėliau. Prašau. Ar toje transporto priemonėje vienas iš sudurtinių žodžių susijęs su garais? Ne. Na, visi garvežiai atpuola. Garlaiviai, garvežiai atpuola. Ar jūs esate vairavęs tokią transporto priemonę? Gerai paklausai. Šaunuolis. Va, čia gerai. Paskubėjau, atsiprašau. Ne. 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 Sakiau, kad blogai paklausai. Bet esminė informacija. Bet va, jau. Taip, nesu. Ar ta transporto priemonė skrenda? Ar skrenda? Gali skristi? Ne. Negali skristi. Nu, aš nebeturiu klausimų. Na, tai Mūras klausimų neturi. Gal Kalnas turės? Ar tai prancūziška transporto priemonė? Ne, ar negaminama Prancūzijoje? Paklaus taip, tik sudėtingiau. Tai ne, kažkaip kitaip paklausai. Ar prancūziška? Tai yra skirtumas. Prancūziška ir gaminama Prancūzijoje. Supratau. Aš manau, kad prancūzai ją taip pat gamina. Aha, Tie nu prisitaikėliai. Ar ta transporto priemonė plaukė? Ne. Ar ta transporto priemonė, aš tokį klausimą turėjau. kai skrenda, atrodo, kad... Taigi Neskrenda. neskrenda. Ar tą transporto priemonę gali valdyti vienas žmogus? Taip. Gali. Taip, gali. Va, matai, Ar suaugęs, ar ir vaikas? Vieną klausimą palikit. Ar gali važiuoti vaikas to transporto priemonės? Taip. Jie atspės dabar, jau viskas aišku. Dar nieko neaišku. Aš kol kas nejaučiu, kad kažkurie būtų suradę teisingą takelį. Taip, meilė šnipždatės, o sakėt ne pora. Jo Aplinkybės. horoskopas man netinka. Jie, mums tik dėl to. Klausė, ar neturi 2 ratų, sakė, kad ne. Ar ten figuruoja... Ne, ar ta transporto priemonė gali turėti 3 ratus? Ne. Ar žmogus važiuoja stovint? Taip, žmogus važiuoja stovėdamas. Neturit varianto kol kas? Turim. Gal... Mėginsit spėt? Gerai. Gerai. Taip. Gal tai riedlentė? Riedlentė. Taip, transporto priemonė. Riedlentė. Būtume sakę. Rimtai? Žinau. O taip, ranką prie širdies pridėkit, ar turėjot tokį variantą? Nu ne. Galiu vis pabėdavoti turėsiu eiti. Sveikinu. 1-0. Antrajame pusfinalyje iš tiesų užvirė atkakli kova ir klausimas, na, šiek tiek toksai įdomesnis. Bet jūs galų gale atsakėt. Riedlentė gali važiuoti vaikas, važiuoja stovėdamas ir net nebejoju, kad prancūzai riedlentės tikrai gamina. Puiku. 1-0. Pasveikinkit prancūziškai savo varžovus. Kongratuliai. Le bravo. Le bravo. Le bravo. Dziękuję. Ir lenkiškai, irgi prancūziškai. Taip, dziękuję. Taip. Bet Gerai. jums bus benzika pėts. Puiku. Tegul jūsų žodžiai iš karto pasiekė Fortūnos ausis. 1-0, jūs pirmaujat, jūs pradėsite dėmesio antroje pusfinale. Antrasis raundas. Dar vienas sudurtinis žodis. Ir dabar Jono balsas pristatys prizą. Jūsų laukia naujas, jaukus ir svetingas restoranas White House, įsikūręs pačiame Vilniaus centre, Pamėnkalnio gatvėje, Pramogų banke. Judėjai klausė pirmi.
Gyvūnas. Ar to gyvūno pavadinime yra žodis snapas? Snapas? Ne. Snapo nėra. Ar to gyvūno pavadinime yra žodis kiaulė? Ne, nėra. Ir kiaulinsi tu čia. Na, logiškas variantas. Dygliakiaulė. Taip, dygliakiaulė atkrito. Ar vienas iš tų gyvūnų eina, kaip karavanas eina? Dykumose. Ne. Ar tas gyvūnas gyvena Lietuvoje? Puikus šaunuolis, galiu pagirti aš kartu su Jonu. Paantrinkim viens kitam. Bravo, Mariu, bravo. Taip, bravo. Taip, gyvena Lietuvoje. Taip, gyvena. Na, tai va, kiek čia jų beliko? Vandens gyvūnas? Ne, ne vandens gyvūnas. Tai ūdrinis tetervinas atpuola. Čia su jungtinis žodis. Ūdrinis tetervinas. Vartuju, kiek aš galiu tempt komandą? Gal turi dar panašių variantų kaip ūdrinis tetervinas. Toks per brūkšnelį. Ne tik žabalinis apuokas dar skamba. Kažkaip tai, ja. Gyvūnas. Kol kas žaidėjai šaudo į konkrečius. Ar tai naminis gyvūnas? Ne. Bent jau logiškai. Laukinis gyvūnas. Oro gyvūnas. Jis skrenda. Gali skristi, skrenda. Taip, jis gali skristi. Jis skraido. Tai jis čia ir paukštis gali būti. Gali. Tiksliai. Išvada logiška. Ne, taip. Paukštis prie vandens, kuris gyvena. Na, iš jūsų sveiko mąstymo netims. Jeigu skrenda, vadinasi, gali būti ir paukštis. Bet gali būti ir ne paukštis. Ar jis mėgsta? Ar jisai mėsėdis? Ne. Ne, mėsėdis. Vegetaras. Kaip Ezopas. Ar tas paukštis skrenda, aš jau sakau paukštis, virš vandens? Ne. Bet aš nesakiau, kad tai paukštis. Taip. Ar tai vandens paukštis? Ne paukštis. Ne. Ne paukštis. Nei vandens, nei paukštis. Dabar supainiau visai. Tu kažko paklausk. Tu jau paklausai. Tai jau paklausėt dabar kolegos. Viskas jau. Tai va, tu neleisk man klausti. Tu tylėk svarbiausia protinga veido išraiška. Gerai. Ar atsakymas susideda iš dviejų skaitmenų? Iš dviejų. Žodžių. Iš dviejų žodžių? Tarkim, iš dviejų žodžių. Ne, tai yra vienas sudurtinis žodis. Čia taip atrodo, kad ir čia visi tarės ir tėvė mūsų. Čia gal į mus žiūrėtų. Klausim. Tu ne vieną klausimą. Ar aš tą paukštį matęs, ne tik raudonojoje knygoje? Jis nematęs, nes tai ne paukštis. Nes tai ne paukštis, mes jau trečią kartą apie tai kalbam. Bet nors tikrai, trečias kartas nemelavo, dabar jau tikrai žinot, kad ne paukštis ir ne mėsėdis. Ar jį galima pamatyti ne tik, pavyzdžiui, kažkur rajone, bet ir mieste? Mieste? Taip. Laisvai. Mieste galima pamatyti. Sabaka. Ne, čia du atskiri žodžiai. Ir bito trūtai ir nelietuviškas. Nelietuviškas, matai. Sabaka lietuviškas, trūne. Sabaka lietuviškas, jo. Kažkoks. Bukvaliai gerai pasakė. Čia bukvaliai gerai. Dadėjot gerai. Dadėjot bukvaliai gerai. Ar šį gyvūną galima laikyti namuose? Jeigu nori, galima. Bent jau aš esu vaikystėje laikęs. Šiaip įdomu pastebėti. Bet jis nėra iš tų naminių gyvūnų, kaip ten tos kanarėlės arba visi kiti. Bet save atskirkit, jūs prie tų vidutiniškumų. Netinka savotiškai iškrypęs, jūs viską galite. Ačiū už komplimentą, bet dabar žodis juodiesiems. Ar jis kažkoks, kaip pasakyti, pramoninis, ar laikomas dėl pramogos, tas gyvūnas? Vieną klausimą palikit. Ar jis laikomas dėl hobio, pramogos? Ne, jisai, paprastai jis nelaikomas, bet vaikystėje mesgi laikydavom visokiausius. Ir varles, ir taip toliau, ir visus kitus dalykus. Jisai turi daugiau negu 4 kojas. Taip. Galų gale turi daugiau negu 4 kojas. Galim spėt? Galit mėginti, bet jeigu nepataikot, vienas iškrentat ir lieka žaisti vienas. 100 kojas. Skraido. Bet ne paukštis? Jūs sakėt, kad galime, mes vaikystėje, jūs žinokit,
Ir Ai, skrisdavo. jie, wow, ir su tom kojom. Pikiruojasi. Ne, Mariau. Jonas reikia žaisti. Ne, tas, kuris spėjo, tas nepataikė. Tas ir eina štai prie mūsų raudonojo baudos stalelio. Atsisveikinkit, tikiuosi neilgam. Atsigaivinkit, jūsų laukia sultis Elmenhorster. Bet pripažykit, linksmas spėjimas buvo. Linksmas spėjimas. Skraidantis šimtakojis. Na, prašau, dabar jau daug maž šitą pusę pajudėjom. Ar jis didesnis už, pavyzdžiui, pelę? Už pelę? Taip. Ne, už pelę jis nedidesnis šis gyvūnas. Jonas liko vienas. Jo, be tinklo ir be nieko. Žinau. O tu gali sakyti? Ne, negali sakyti dabar. Aš galiu gert sultis. Tai kad tu negeri. Sultis galiu. Nu ir ką? Markstysimės ar viens į kitą žiūrėsim? Viens į kitą. Dabar aišku, kas duojate idėjų generatorius. Išėjo Marius ir liko be idėjų. Jonai, manau, kad tikrai Tai galiu pilna galva. paklausti. Paklauskit. Ar apie šį gyvūną savo romane rašė Bronius Radzevičius? Ne, Ar turi 8 kojas? ne. Kas čia per toks būtybės? Ne, 8 kojas turi visi voragyviai. Taip. 10 turi vėžiagyviai. Na, jeigu nenurauni. Ar tai yra iš tos voragyvių giminės? Nu, tų tokių, kur moteris labai skraido. Jo. Gimė šliaužiot, Skraidyti negali. skraidyti negali. Nu, koks nors iškrypęs devinkojus vaveriukas. Ne, tai ne voverinių šeimos. Ar jis negali vaikščioti? Gali. Gali. Jis gali vaikščioti. Čia kaip dzūkiai keikiasi mamutą paltrauksiu. Ar jis nedidesnis nei 50 cm? Ne, nedidesnis. Nes už pelę mažesnis. Nors, žinot, žiūrint, kur tos pelės gyvena, su 100 kojų, ilgos tokios ir skraido. Ar jis turi 6 kojas? Taip, jis turi 6 kojas. Kitaip sakant, na, 6 kojas kas turi? Vabzdžiai. Tai šioje vietoje galų gale suradom. Kol kas ne. Jonai, prašau. Tai vabzdys? Geras klausimas. Taip, Jonai, tai vabzdys. Klausk vėl apie Seimą. Geriau išeina. Ar tas gyvūnas, na, tarkim, turi tokias rūšis kaip naktinis, dieninis? Ne. Čia jūs apie ką, apie načniką? Apie naminį draugelį. Ar naminių drugelių turit? A, jūs kandys auginat? Aš porą visai logiškų klausimų išmašiau ir tu gali, žinok. Šiandien negaliu. Paklausyk, Jonai, ką sako tavo Obama. Yes, you can. Yes, you can, yes. Ne. Jono veido išraiška nežada nieko gero. Edvardas ir Česlovas. Variantų turit, ar tiesiog jau jaučiatės, kad priėjote liepto galą? Ar vienas iš tų sudartinių žodžių nėra vardas? Ne, nėra vardas. Ar į prezidentus kandidatuosit? Tikrai nesiruošiu, manau, kad visai puikiai galim leisti laiką ir čia. Ar jis, tas gyvūnas, kandžiojasi? Va. Ne. Ne, jis nesikandžioja. Ar nuo to skiepija? Nuo to, nuo ko? Nu, nuo to. Nuo to? Nuo Mariaus? Ne, nu, nuo to, apie kurį neaišku padara čia šnekat. Ne. Jeigu jis nekanda, kam skiepija. A, apie erkės turėjote omeny? Ne, mano vingiai platus. Erkės turi daugiau kojų. Ar jis ilgai gyvena? Kiek yra ilgai? Kiek vabzdys gali gyventi, kiek dieną, porą mėnesį. Ar kol neprimuši? Kol neprimuši. Na, kaip vabzdžių pasaulio atstovas jis gyvena pakankamai ilgai. Taip.
Na, prasidėjo klausimai jau iš debesų, tai aš galiu pasiūlyti mūsų žaidėjams lygiasias ir tokiu atveju už trečiąjį atsakymą, kas po baltų gaubtų, kažkuri pora laimės 2 taškus. Laimit jūs finale, jeigu laimit jūs keliaujate į finalą. Ir buvo mūsų planas. Ar sutinkat? Sutinkat. Taigi, štai antrasis mūsų žaidimo finalas kur kas atkaklesnis ir žaidėjai susitaikė su likimu, viską atiduoda trečiajam klausimui. Dėmesio, prizas keliauja į publiką. Prašau. Galbūt tai karkvabalis? Ne galbūt, tai karkvabalis. Karkvabalis. Vabzdys. Skraido ir nekanda. Na, moksliškai vadinamas jisai paprastasis grambuolys, bet kur kas plačiau žinomas pavadinimas yra liaudiškas karkvabalis. Beje, jis dar vadinamas avyžių. Avyžius. O, va tai šitą jūs turėjote žinoti. O liaudiškai tariant, vamzdėts. Taip. Mėla panelė, sveikinam jūs. Prizas jūsų, pelnytai jūsų. Tai buvo karkvabalis, kuris nunešė 2 taškus. Tai dabar ir paaiškės, kuriai porai nusišypsos fortuna. Antrasis taškas ir prizas nuskrido su karkvabaliu į publiką. Čia yra kažkas. Tie, kurie atspės, kas čia yra, visų pirma laimės štai šį prizą. Fashion Zone. Madingi papuošalai ir aksesuarai. www.fzone.lt. Jūs pirmieji, Marius, Jonas, klauskit, kas čia yra? Ar ant rankos šis papuošalas nešiojimas? Kodėl papuošalas? Kodėl tu galvoji, čia papuošalas? Čia prizas yra prizas papuošalai. Ta, ką tu, dubina. Bet čia uždavė klausimą, ar nešiojamas ant rankos? Ne, tai mes atleisim jisai iš inercijos. Jau atleidai, gerai. Paklausk, skystas ar kytas? Nu tai klaus. Skystas ar... O, ne. Ar šis produktas, kas ten yra, šiaip skystas? Ne. Neskystas. Neskystas. Ar jis iš medžio? Ne iš medžio. Ar iš metalo, kaip mano kolega mėgsta klausytis? Ne iš to metalo ir ne iš kito. Ir ne iš kito metalo. Ar valgomas? Ne. Šis daiktas nevalgomas. Ar mes įnaudojam savo buityje? Jūs ne. Mes ne. O jūs taip sudatai. O jūs taip manot, kad mes ne? Ar moteris naudoja? Ne. Ar šį daiktą sudaro daug detalių? Ne. Klausimas gudrus. Ar jis yra, ar gali naudoti kiekvienas? Jeigu nori labai, tai gali, bet šiaip ne. Šiaip nenaudingas, reiškia, daiktas. Nepraktiškas. Nepraktiškas. Kodėl? Labai praktiškas. Praktiškas. Tai jau atsakė praktiškai. Taip, namuose. Ar tai popierius? Tu čia ką dabar spėjai? Iš popieriaus? Taip, šis daiktas iš esmės yra kaip ir iš popieriaus. Iš tokios panašios medžiagos. Bet ne tik. Aš tiesiog patikslinsiu, kad tai yra daiktas, kuris yra iš medžiagos, kuri tikrai bent jau iš pirmo žvilgsnio panašiai į popierių. Palengvinsiu aš jums kančias. Ar ant to daikto kažkas parašyta? Ne. Daiktą. Ar šis daiktas būna įvairių dydžių? Taip. Va, matai, kaip reikia formuluoti. Puikiai, iš karto. Aišku, nieko tai mums nepridėjo prioritėtų atsakymą, bet... Prašau. Ar jis yra dabar tikraustų dydžio, ar... Tikro. Tikro. Taip, jisai visas yra tikro dydžio. Bet būna ir didesnis, taip? Būna. Ką? Įvairiausių dydžių būna. Ar šį daiktą galima įsigyti parduotuvėje? Taip. Kiekvienoj praktiškai. Kiekvienoj. Va. Matai? Kaip, iš karto daug aiškiau. Su tuo daiktu galima išgauti kokį nors garsą? Galima, bet jis tam neskirtas. Nes jeigu su tuo daiktu pliaukštelsi per stalą, garsas bus, bet jis tikrai neskirtas garsams išgauti. Ar su šiuo daiktu galima pritriekšti musę? Galima. Laisvai. Praktiškai mažai tokių daiktų, su kuriais būtų Nu tai negalima. bet vis tiek, taip įdomu.
Nu, namuose. Ar su tuo daiktu kažkas yra žymima? Ne. Ar su šiuo daiktu gali žaisti vaikai? Gali. Šis daiktas apskritai susijęs su vaikais. O, matai, aš tau sakau, tėvai. Prašau. Tai yra žaislas. Ne. Susijęs su vaikais, bet ne žaislas. Ar... O, galų gale. ar šį daiktą naudojo mano 3 vaikai? Taip. Manau, kad taip. Aš nelabai žinau tokių intimių dalykų, bet manau, kad taip. Drįstu sakyti taip. Aš ko gero ir spėsiu. Dėmesio, jeigu Jonas ir Marius pataiko, jie laimi šį pusfinalį ir keliauja į finalą. Kas yra po baltų gaubtu? Ir ypatingai akcentuokit, jeigu mano teisingas, aš išplėšiau pergalę. O kas? Jeigu. Nu gerai. Bet manau, kad tai yra, ko mums dabar visiems reikėtų, iš tos baimės sauskelnės. Sauskelnės! Taip! Taip! Čia yra sauskelnės. Sauskelnės, kurių taip prireikė antrajame pusfinalyje Jonui ir Mariui. Lengviau atsipūtė ir 2-1 laimėję, jie keliauja į finalą. Na štai, mūsų nuotaikingo šio trečiadienio žaidimo taip ir ne finalas. Be juokaudami prisijukavo iki finalo Marius ir Jonas. Na ir pirmajam pusfinaliai iš tiesų labai greitai įveikė savo varžovus. Į finalą atkeliavo Aretas ir Šarūnas. Na dabar, žinokit. Atkreipkite dėmesį, kad mes visi su akinukais. O visi be išimties, išskyrus vieną. Vieną. Išimtis. Su linzėm pats? Ne, juokauju. Žinai, kaip sako, akiniai žmogui proto duoda, o barzda grožio. Tai čia vienas gražus. Na štai kaip kolegiškai. Gerai, pirmasis finalo klausimas jau laukia, taip pat laukia prizas už teisingą atsakymą. Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika kviečia apsilankyti finalo nugalėtoje. Aukščiausios kvalifikacijos medikų komanda, dirbanti ištisą parą. Kiekvieną naują dieną sutikite sveiki ir laimingi. Sudurtiniai žodžiai, mūsų žaidimo tema ir augalas. Jūs pirmieji. Lietuvoje auga? Taip, auga Lietuvoje. Ar auga Aukuose ir susijęs su vardu Jonas? Ne. Taip, tai spėjom, jeigu turi. Spėkite, prašau. Jeigu jūs tokie greitai ir įsiūtė, tai varykit, aišku. Tikras, čia mes tik dėl kvapo, jūs čia mėgomės. Spėsit? Spėsiu. O ryštas, atrodo, kad po klausimą iš karto. Na, pasiryžot, tai jau dabar sakykit. Kas tai? Rugiagėlė. Rugiagėlė? Oi, kaip gražiai. Ne. Ir vienas žmogus išėjo? Taip. Oi, tada mes kad išlygėtų. Tai prašom. Prašom. Kodėl, tu mane vieną ir palikai? Mūsų raudonąjį kampelį. Lieka vienas iš jūsų varžovų. Ar tame augalo pavadinime yra žodis ropė? Ne. Nedurnė ropė. Ar tam sudurtiniam žodį yra vienas iš žodžių susijęs su taku? Ne. Su taku nesusijęs. O su saulė, žodžiu, yra susiję? Su saulė yra. Tai jau dabar. Spėk, varyk. Jeigu ne aš, tai kas? Jeigu ne dabar, tai kada? Jonas Radzevičius, suprantu, spėja. Dabar arba niekada. Jonai, kas tai? Saulėgrąža. Ne. Aš sakiau, kad Einu namo, kol saulė dar nenusileidžia. Su saulė susiję, bet ne saulėgrąža? Taip. Su saulė susiję, bet ne saulėgrąža. Ar antras šito sudurtinio žodis susijęs su ašarom? Ašara. Taip, susijęs su ašarom. Saulašarė. Saulašarė. Taip, bravo! Kaip lengvai apsigavo Jonas Radzevičius.
Ne saulėgrąža, o saulašarė. Beje, auga ne laukuose, auga labai nederlingose vietose, kartais pelkėse ir yra, kaip sakoma, plėšrus, vabzdžiaėdis augalas. 1-0 jūs pirmaujat ir pradėsime finalo antrąjį raundą. Jis gali būti Jonui ir Mariui jau paskutinis. Neprikalbėjau. Jo, čia pritarksiu. O ne vis prati sudurtinis žodis? Linksmasis mūsų žaidimo finalas tęsiasi ir Jonui grįžus iš baudos suolelio, Marius labai gražiai sudurtiniu žodžiu jį įvardino. Nu, prašyčiau. Puikiaprotis. Nu, ką ten slėpti, ne vis pratis? Nu, ką sudurtinis? Sudurtinis. Va. Visas ir protas. O kai ne vis... Va. Aš tik norėjau pasakyti, kad, nu, tas dėl saulės aš pasakiau. Tai ant svetimos rankos toli nenuvažiuosit. Ant svetimos kumelės netoli nujosi. Na ką, antrasis finalo raundas ir jo prizas. Kasdien. Naudinga. Pramogai. Svajota. Kiek žmonių, tiek norų. Ir viena lanksti kortelė, bet kuriam jų išpildyti. Maksimos dovanų kortelės. Maksima. Apie dovanas pagalvoti. Dabar juodieji pradeda. Ir jums reikia pasakyti kūrinio pavadinimą. Kūrinys. Pagal tą kūrinį yra sukurtas filmas. Pagal tą kūrinį yra sukurtas filmas, ne vienas, ir televizinis, yra sukurtas filmas, taip. Neturit dar. Pagal tą kūrinį yra sukurtas... Ar tai yra prancūzų autoriaus kūrinys? Ne. Ar tai filmas Velnio nuotaka? Ne, čia jūs neklausėt, jūs tai jau spėjat, kadangi Velnio nuotaka yra kūrinys. Ne. Ar pagal tą kūrinį sukurtas filmas Velnio nuotaka? Aš taip klausiu. Kaip gūdų. Tai toliai, taip ir iki Seimo nuvarysi. Tokiais išėdžiu. Puikiai versija. Deja, ne. Ar tai yra literatūros klausykų kūrinys? Ne. Va, taip, kad mes neklaidžiutume aplink. Galų galia, ar tai filmas? Ne. Pagal tą kūrinį... Šis kūrinys yra ekranizuotas, bet šiaip tai tas variantas apie filmą jūs šiek tiek nuvedė klystkeliais. Tai gal grįžkim atgal. Ar tai yra muzikos kūrinys? Taip, tai yra muzikos kūrinys. Neturit varianto. Koks? Pats tu klumpakojus. Versija išgimdė gerą klumpakojus. O kas durtinis? O koks filmas pagal klumpakojus? O daug galėjo kvėpti autorių sukurti filmus. Ne. Ar tai operetė? Taip, tai operetė. Ai, spėsiu vėl, kaip bus. Vėl spėsit. Jeigu pataikot, viskas laimit 2-0. Taigi, superfinalo vertas atsakymas. Kas tai? Šikšnosparnis. Johanas Štrausas sūnus. Šikšnosparnis. Taip. Bravo. Mariu, ranką prie širdies padėjęs. Žinot kodėl? Todėl, kad mums einant į studiją, Jonas sako, pasakyk nors vienas sudurtinis žodis. Sakau, šikšnosparnis. Va, tai buvo man kaip pavyzdys tokios durtinio žodžio. Ir aš negalvoju, kad bus panaudoti. Turbūt sutiksite, kad yra ne vienas televizijos filmas pastatytas šios operetės ekranizacija. Na ką, gaila, bet puikus linksmas finalas baigėsi juodųjų pergalė. 2-0. Kol kas Jonas ir Marius sėdi, kol atlėks kovos įkarštis. Jūs laukiat superfinalo, na, o publika laukia savo šanso. Laukia ir sulaukia. Trečiasis prizas finalo keliaus į studiją. Tam, kas atspės, kasgi bus po baltų gaubtu. O prizas toks. Ilgiausiai statomas ledo šou Europoje. Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas. Europos ir pasaulio čempionai. Pirmą kartą Lietuvoje olimpinė viltis Izabela Tobijas ir Deividas Stagniūnas. Na įdomu, kurisgi žiūrovas laimės puikų prizą ir keliaus grožėtis liepsnojančių ledų. Kas čia gali būti? Laikrodis. Laikrodis. Sudurtinis žodis, bet čia ne laikrodis.
Gal tai plunksnakotis? Ne, tai ne plunksnakotis. Gudri, daug yra dalykų, kas tilptų po gaubtų. Prašau, ponė. Kas Galbūt čia? tai kaklaraištis? Ne, ne kaklaraištis. Laikraštis. Laikraštis. Ne, ne laikraštis, bet jau šilčiau. Gal tai rankšluostis? Ne, ne rankšluostis. Galbūt tai žemėlapis? Taip, pabaltų baltų yra žemėlapis. Štai, žemėlapis. Aretas Šimelis, Šarūnas Aleckūnas. Gražiai šiandieną žaidėt, dabar te lieka padėti paskutinį superfinalo tašką. Jums reikės pirmiausia, metant kauliuką, išsirinkti vieną iš 6 štai šių prizų. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt – patogi paskola per 15 minučių. Unive – viena seniausių lažybų bendrovių Europoje dovanoja 5000 litų vertės piniginį prizą. Unive – žaidėjai žaidėjams. Renlena – viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetų lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nagi Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Linkiu visų pirma gerų klausimų, taiklių šūvių ir teisingo atsakymų. Per minutę jūs turėsit atsakyti į klausimą, bet prieš tai išsirinkite prizą. Kuris mesit kauliuką? Jaunesnis. Jaunesnis. Keliais mėnesiais jaunesnis, o darbą visą pačiam viskas taip ir kaip nukrenta iš dangaus. Čia per save mest. Taip, meskit ir paleiskit. 2 taškai. Unive, viena seniausių lažybų bendrovių Europoje, dovanoja 5000 litų vertės piniginį prizą. Unive, žaidėjai žaidėjams. 5000 litų. Širdelės pradėjo šiek tiek tankiau plakti. Gerai. Aretai ir Šarūnai, minutė laiko ir po minutės klausinėjimo turit pasakyti. Personažas. Prašau, minutė. Televizijos. Ne. Literatūros kūrinio. Taip. Lietuviško kūrinio. Ne. Rusų. Ne. Europiečių. Taip. Vakarų Europą. Taip. Vadinama. Taip. Prancūzija. Ne. Anglija. Taip. Šekspyro. Ne. Atsakymas iš vieno žodžio. Taip. Tam žodžiai barzda yra. Ne, barzdos nėra. Tai romanas. Taip. Džeko Londono. Ne. Laikas. Deja, laikas baigėsi ir, išsiaiškinom, kad tai romano personažas ir kad šį kūrinį parašė
Britas, ar turit variantų? Aš tai pasiūlai. Šaukit. Na, geriau kažką pasakyti. Per mažai išklausim šiaip. Taip per mažai, šiek tiek pasimetėt vidury klausinėjimo. 5000 litų. Ką šaunu? O personažą žinote iki skausmo. Koks katašonis skausmas. Įstrigo visiems katašonis. Kiek suprantu, superfinale vis dėlto mūsų žaidėjai nuleidžia rankas, tiksliau pakelia rankas ir sako, pasiduodam. Taip? Jo, kažkaip tai. Gaila. Strigom. Gerai. Na, o dabar siurprizas, kurio matyt labiausiai tikisi publika. Iš visų prizų vienintelis yra sudurtinis žodis. Sulčiaspaudė. Ir mūsų žaidimo prizų steigėjai būtent šį prizą, būtent sulčiaspaudę, padovanos tam žaidėjui, tam žiūrovui iš salės, kuris pasakys, koksgi čia užrašytas superfinalo atsakymas. Koksgi personažas. Prašau, jaunuoliui su marškinėliais mėlynais. Raudonkepuraitė. Ne anglų. Raudonkepuraitė prancūzų. Na, viršui dar pamėginkim kartelį. Arčiau? Batmanas. Batmanas. Nelietuviški žodžiai. Tai gal vilkolakis? Ne vilkolakis. Šalia panelės sėdi. Liūtaširdis. Kas? Liūtaširdis. Ne ir ne liūtaširdis. Prašau, kasgi tai? Gal kokia ilgakojinė? Ilgakojinė. Ne, Pepe ilgakojinė, ne britų, švedų. Gal tai klumpakojis? Koks klumpakojis? Personažas klumpakojis. Ne. Gal žmogus voras galėtų būti? Ne, žmogus voras nesudurtinis žodis, jisai yra prašomas per brūkšnelį. Prašau. Vis tiek turbūt penktadienis. Kas? Penktadienis. Danielis Defo, penktadienis! Penktadienis! Robinzono Kruzo. Vienatvės draugas saloje atkeliavo į tą salą būtent penktadienį. Prizas keliauja į studiją, sulčiaspaudė, na, galų gale. Ir bučiniai. Penktadienis šį trečiadienį atnešė sėkmę žaidėjui iš salės. Puikus prizas, sulčiaspaudė, na štai. Labai įdomus, permainingas žaidimas, nuotaikingas, linksmas ir labai azartiškas. Ar nesijaučiat šiek tiek nuskriausti? Ką darysi? Žaidimas ne visuomet baigėsi taip, kaip nori būtent žaidėjai. Bet pralaimėjusių mūsų žaidime taip ir nebūna. Aš tikiuosi, kad kitą trečiadienį mūsų laukia nemažiau azartiški klausimai, nemažiau šaunų žaidėjai. Pasimatysim lygiai po savaitės. Viso gero! Ate!